tipo einu YouTube video, žiūriu tipo į medžiagą ir nėra jau skate video, nebėra. Jis ten į klubus eina, ten visur ir nerandu skate video. Sakau, Gvidai, davai susukam dar vieną skate video, nes jau viskas, jau miršta. Ir vat sugalvojom Impossible Trick Tipsą padaryti. Ir pabandysiu jūsų paslapčių išmokyti. Nu, tipo, aš kietas čia Kaune, žinai, aš tipo čia hipsteris, čia viską ir žinai, ta skrybelaitė, tai mano gera, žinai. Pirma pamoka, kaip lengviau išmokti Impossible. Tai galite ir be šito, iš tikrųjų, čia nėra būtina, bet tiesiog, stovėkit ant žemės, vieną koją padėję, vieną ant lentos. Ir tiesiog stovėkit ir namie, prie teliko, pas mamą miegamajam, ten belekur. Pas draugelį, vakarėlį, visada stovėkit su lenta ir tiesiog treniruokitės ištisai, dieną, naktį, kol padarysit daug tokių ir jau žinosit, ką reiškia, kai apsisuka aplinkoje ir pajusit tą tokį tokį, žinai. Po to, kai jau apsukinėjat jūs tą lentą, ten 30 kartų, ne, kai apsukat ten jau 50 kartų, jau sėdėdami ten visur, jau gali stotis ant lentos, jau gali nebijot stotis ant lentos. Ir pagrindinė klaida, kodėl neįsisuka Impossible, tai yra, kad priekinę koją nesuprantam, kaip pakelti taip į viršų, kad jinai pasitrauktų iš vis. Mums nereikia priekinės kojos, tokit, kad jūs be vienos kojos. Reikia išmokti daryti tokį solį. Žinai, čia bičias kėps. Tipo, reikia išmokti daryti tokį solį, kad tiesiog su šitą koją darytum, kažką šitą tiesiog patrauktum šalia. Tai va, dar kartą, tokį. Va, visą laiką, patraukinėjai va. Ne, fokuso nebuvo biškai. Jo, man kaip patraukiau tą priekinę koją. Nu čia aišku, nereik šokinėti, tipo, nuo laiptus tokį olį, nes užsimušit kaip aš ką tik. Bet pagausit tą tokį principą, kaip daryti Impossible. Ir tada, ką dar jums reikia išmokti, tai kojų pozicijas. Vienu žodžiu, galinę koją dedat kuo daugiau, ant šono, nu visiškai. Ir daugiau kaip ant priežiūrį, lyg darytumėt priežiūrį flipą. Nu aš nemoku priežiūrį flipų, bet tipo, reikia spausti tą ratuką, tai va, žiūrėkit šitą ratuką. Reikia spausti. Spaudžiu. Ir prisverškit ašis, kai darot Impossible, nes kitaip labai sunkiai pavyks. Gausis trišiam ševitą ir visą kitą. Aišku, gražiai atrodo, bet geriau Impossible, kai gaunas tas toks aplink koją visiškai. Kai darot, dėkit koją labiau ant priežiūrį, tai va maždaug kaip darytumėt priežiūrį flipą. Šiaip patartina išmokti priežiūrį flipus, bet aš jį nemoku, tai man gaunas ir taip. Bet galiu kažkiek jums parodyti, kaip tie priežiūrį flipai darosi. Tipo, spaudžia taip koją ir... Va, tai jau. Visai pavyko gerai. Vienu žodžiu, kai sugalioja būti triukus, tada atitiko galinę čia, kaip ir sakiau, priekinę čia, kaip ir sakiau. Ir bandai traukti priekinę koją viršų, link savęs. Tai va, o galinę bandai likti kaip kokį, nežinau, va tai va, apsuk, kaip, tarkim, kokį kamuolį žongliruoti. Vienu žodžiu, kad ta lenta priliptų tau prie kojas. Ir tu jos neparaistum ir nesigautų ten, ar šiaip nemirtum, ar nesigautų trišiam ševitą. Vietoj aš jau nebemoku Impossible, nes man važiuojant geriau. Bet, nu, aš patarčiau važiuojant mokintis, nes lengviau, slidžiau, kojas geriau tada išdėliuoji ir vienu žodžiu, nu, būsi Luanu Olivera, tada galėsi ten varyti 100 km per valandą, daryti Impossible ir gal neužkliūsi iš akmenuko ir nepamesi ledų iš rankos, kaip man kažkada buvo. Tai va, jeigu jūs turite Dylan Readerio kraujo savo širdį,
tai jūs jau mokat tos impossible. Nu, jeigu ne, darykit flipus vaikai tada. Ate.